Sveiki, esu Eglė Mėlynauskienė, Vėžio pakirstus vaikus globojančio fondo Mamų unija įkūrėja. Šalia manęs mano dukra Justina, fondo vadovė. Aš pati gerai žinau, ką reiškia sirgti vėžiu. Žinau, koks sunkus išbandymas vaikui ir visai jo šeimai. Taip pat žinau, kad viltis gyva ten, kur yra pagalba. Todėl jau 16 metų kartu su Mamų unija dedame visas pastangas, kad mažiesiam šalies gyventojams ir jų šeimoms ši našta būtų kuo lengvesnė. Teikiame finansinę ir psichologinę pagalbas, reabilitacijos paslaugas, padengiame akies vėžių sergančių vaikų kelionių į Šveicarijos klinikas išlaidas. Sergančių vaikų šeimoms organizuojame įvairias edukacijas ir renginius, lankome juos ligoninėje. Prieš 5 metus atidarėme Mamų unijos šeimos namus, kuriuose atokvėpio paslaugas gauna sergančių vaikų šeimos. Prieš metus čia pradėjo veikti ir pirmasis toks Baltijos šalyse reabilitacijos centras su baseinu, ergoterapijos, kineziterapijos, logopedo, psichologo, masažo paslaugomis. Ir visa tai vėžių sergantiems vaikams nieko nekainuoja. Tačiau viso to nebūtų be geradarių paramos. Tame tarpe ir kiekvieno iš jūsų skyrusių savo 1,2% GPM paramos fondui. Be šios paramos mes negalėtumėm veikti. Jūs gelbėjate gyvybės tiesioginė to žodžio prasme. Todėl kiekvieną šiandieną kreipiuosi, norėdama paskatinti ne tik deklaruoti savo pajamas, bet būtinai pasinaudoti galimybę skirti 1,2% GPM paramą. Prašau to, nes paaiškėjo, kad daugiau nei pusė pernai deklaravusių žmonių savo pajamas nepasinaudojo galimybę paremti paramos organizacijų. O tai reiškia, kad didesnė dalis lėšų nepasiekė tų, kurioms ypatingai svarbios. Tai tikrai nėra sudėtinga, tai trunka kelias minutės ir nieko papildomai nekainuoja. Tos kelios minutės gali kažkam išgelbėti gyvybę. Nesustokite padarę tik pusę darbo. Atlikite jį iki galo. Skirkite 1,2% fondui Mamų unija ir vėžių pakirstiems vaikams pasveikti. Dėkoju Jums visiems.